Trenerį prieš rungtynes mačiau socialiniuose tinkluose rašyta buvo, kad Bufa tokia papuolė į lygių ruožą ir norėtųsi iš jo išbristi, bet pagal rezultatą sprendžiant nepavyko. Kaip vertinant ir rezultatą ir tuo pačiu patį žaidimą? Rezultatas, tai sakykime jau taip, rutininis toks gaunasi. Kaip ir gerai, kaip ir nieko gero. Pats žaidimas, sakyčiau, gavosi toks chaotiškas, labai sunkiai sekėsi taip kolektyviškai, komandiškai nusiraminti visų pirma. Po tų užėjimų minijos, kaip daug kamuoliuoja, patenka į aikštelę ir atrodo mes vis skubam. Tai nepavyko prisišaukti, nepavyko kolektyviškai taip nusiraminti, pasiimti tą kamuolį. Kai porą epizodų pasidarėm bent jau 4-5 perdavimus paprasčiausias, viskas atrodė normaliai, viskas atrodė gerai, kaip turėjom vaikščioti, taip ir vaikščiojom, tačiau tą, ką ruošiamės, labai sunku padaryti, kai mes į kiekvieną situaciją, kai galim aštrinam. Mes rizikuojam, tai kaip sakant, čia toks svarstyklės, jeigu vien tik rizikuoja, tai vadinasi daug darbo turi ir savo baudos aikštelėje. Aišku, jeigu kažkas išeis, tai ir įmuš. Tai nesinorėtų taip, kad būtų kiekvienose varžybose, norėtųsi daugiau tokios kantrybės, vyriškumo, solidumo, bet rezultatą galima vertinti mano požiūriu, tai jis toks apylygis, gal sakyčiau, Kretinga turėjo daugiau kamuolį, bet tie patys epizodai, tai aš galiu irgi tiek pat surasti, kiek manau ir Kretinga gali surasti. Na, kalbėjot apie tą tokį aštrinti, čia turbūt apie balansą tokį, kad derinti šiek tiek ramų žaidimą su aštrinimu. Ir tam yra labai svarbus tokį labiau patyrę žaidėjai. Ir šiandien jūs aikštėje daug jų turėjot vieną gal Aldą Korsaką ir tą praradot kėlinio vidury. Jo, tai čia labai didelė netektis. Aišku, čia toks sportas, kaip sakant, epizodas. Iškrito vyresnis žaidėjas, kuris gali šiek tiek tos ramybės įnešti, bet iš kitos pusės mes puikiai žinom, kaip turi judėti mūsų traukinys ir jis taip turi judėti. Tai jau šiek tiek galim pamatyti A lygoje buvusių BFA narių, kurie puikiai pasirodo, tai kaip sakant, mes turim su jais čia prakeliauti tą, kad jie ten aukščiau atrodytų gerai. Tai tokia mūsų, kaip sakyt, ir privilegija, ir kančia tuo pačiu. Na ir vis tiek vieną žaidėją aš išskyriau, nes buvo epizodų, kuomet Minija buvo arti antro įvarčio, antro kėlinio, antroji pusėje, sakykime, viduryje. Na ir Ugnius Semaška porą žodžių apie jį. Šiandien Ugnius buvo nuostabus, kaip tik po susirinkimo, tai pagyriau vartininką puikiai jo tokio drąsaus tenai, tokio agresyvaus žaidžiančio į kamuolį mums trūko. Šiandien pamatėm tikrai, kad jis tą gali. Jis, galvoju, po šitų varžybų tikrai pasitikėjimas jo taip šoktels ir pamatysime jo tos gerus epizodus daugiau. O kai pamatysim daugiau, tai ir nustosim praleidinėti, tada beliks tik įmušti. Coach, how do you rate the team's performance and result today? Labą dieną. Hello everybody. Team played quite well, good fight. It was very hot weather. It's as well a pitch that we are not usually. We train a lot of the grass, so it was high tempo game. So I think boys did amazing. The guys did fantastic job, but unfortunately 1 second attention, one ball, we suffered a goal. Everything what we request, we have done. All the ideas in the game are there, the transitions, the possession of the game, breaking the lines, but it's again more one goal that we suffer by corner, by standard situations. So it's something that I need to focus on this week for sure, because it's looked like a weak spot from us. You have a very difficult start to the second half of the season, experienced 3 defeats in a row. What goes wrong on the field? No, it's not about that. We have 11 guys against us every game, yeah. So we need to understand that. Of course, if your team loses, it's coach fault, and I totally agree with that. So for sure against Kaunas Žalgiris and Šiauliai game plan didn't work good, so it's totally on me. Guys did fight well. Against Taurus was one ball that was individual mistake. Then it's part of the game as well, the process. We could have score, ball went to the post, and then counter-attack we suffered a goal.
So it's the game. It's the game situation. We didn't play bad, but the result didn't come. So we opponents are very equal. It's very challengeable, and one ball, one attention makes the difference of the result.